Na ką, dideliam savo liūdėsiui ir neapsakomam heiterių džiaugsmui turiu pranešti. Pirmą kartą Riebų katiną išvarė iš kavinės. Šis nuotykis man nutiko Raseiniuose, bet ne restorane pas Rasą. Į jį tiesiog aš nepatekau, nes man atvykus jisai nedirbo. Nuotykį apturėjau štai šioje kavinėje, kuri ir vadinasi tiesiog kavinė. Įdomu, kas šioje kavinėje dirbančiai barmeniai pasakė, kad žemos kainos jai suteikė teisę mane tujinti ir žiūrėti mane perkreiptų veidų. Šioje kavinėje galioja ir nauji klientų aptarnavimo standartai. Patiekalą padeda ne prieš jumis, o šalia. Bet pati šiupieninė sriuba buvo skani, tirštoka tokia. O man nebaigus sriubos valgyti atnešė kiaulienos troškinį, prie kurio įrankius tiesiog atrėmė į lėkštę. Troškinio man neleido valgyti senyva moterėlė, kuri ėjus į salę išjungė televizorių ir priejus prie manęs pasakė, jau 4, mes užsidarėm. Tad tiek to pigumo, kai sumoki 6 eurus, o suvalgai tik sriubą. Nors vis dar ir buvau alkanas, bet troškinį gavau palikti, nes moterėlė stovėjo prie stalo nesitraukdama ir laukė, kol aš išeisiu. Tad tiems, kas mėgsta, kai su jais elgesi nepagarbiai, rekomenduoju šią kavinę Raseiniuose. Pažadu, nuotykių apturėsite begalę.